Bet Giedrė čia pradėjo šnekėti, reiškia, jinai šneka, ir supratau, čia gal kitokie, pas jūs bibliotekoje tokie dalykai, ir po to pradeda lipti ant žmonių, reiškia, ten kažkaip aš ten mes tas kojas traukim, bet jinai vis spaudžia, ten viskas, ir supratau kažką, bandysiu laviruoti. Bandyk šnekėti žmonių kalbą. Pozicijų, žmonių kalba. Žmonių kalba kalbėti. Atvirai tariant, aš labai kažkaip šitą knygą, kad joje daug jau prirašyta visokių dalykų, kodėl jinai atsirado, kaip jinai atsirado, ir aš manau, kad visgi tai galima būtų perskaityti ir pilnai mane suprasti. Bet, kai ką pasikartosiu trumpai, kad gal bus žmonių, kurie tiesiog nesiruošia tos knygos skaityti, kad gal tai irgi vienas iš būdų pasipriešinti. Viena kolegė, kuri irgi baigus dailės mokyklą, dailininkė, kuri dirbo mokytoja dailės mokykloje, Irma Leščinskaitė, prieš kažkada taip labai piktai man prieš daugmaž 10 metų pasakė, šita mokykla neturi istorijos. Ir tik sakė, kažko šita mokykla visai neturi. Ilgai galvojo, gal po kelių metų sakė, istorijos neturi. Ir atvirai tariant, aš pagalvojau, taip ir tikrai, kad tos gal istorijos ir nėra, parašyta, kad tai perskaitytų, mokyklos istorija, tokio dalyko kaip ir nėra. Yra visokių ten popierių, reiškia, ir internete trumpai parašyta, kada įsteigta, kuo mes čia užsiimam. Ir tada galvojau, kaip tada tą istoriją rašyti. Matomai reiktų, aš perskaičiau Alytaus miesto istorijų. Kelios knygos yra, ten dailės mokyklos iš vis neradau. Pagalvojau, kas čia per istoriją, jeigu dailės mokyklos nėra. Ir man Alytaus istorija praktiškai beveik vien dailės mokykla, kurioje aš praleidau praktiškai tuos visus 305 metus. Perverčiau visas knygas apie Alytų ir tai niekur neradau dailės mokyklos. Netgi perskaičiau Šimčiko, kaip jisai statė Alytų. Ir ten irgi galvojau, gal netyčia ten kur nors prisimins, kaip ten jisai statė tą dailės mokyklą, kaip gaudavo jisai ten papeikimus, už tai, kad neteisingai statė. Nėra, žodžiu. Ten jis tik tai rašė apie tai, kaip didinga viskas buvo. Per smulkus dalykas. Mano pirmtakas, Rimantas Kasputis, amžinatilsį, praktiškai nieko nepaliko, paliko tik vieną tekstą, kurio net nepasirašė, bet tai jo rašytas, kuriame išdėstė viską taip, kaip ten ta mokykla įsikūrė, kaip jai nieko netrūksta, kaip visi labai gerai dirbo, įskaitant jį patį, kuris pasižiūrėjo kaip trečiu asmeniu. Labai smagu. Ir kažkaip pagalvojau, kad net jeigu aš čia pradėsiu rašyti apie mokyklą, žinote, ten dirba Renas Daržys, jis gerai dirba labai. Jisai dėstė, taip gerai dėstė. Kažkaip pagalvojau, kad gal tada aš rašau jau nuo savęs, tiesiai šviesai, kaip jau ten aš viską mačiau. Ir beje, tai, ką aš mačiau objektyviai rašančio Rimanto Kaspučio tekste, kaip direktoriaus, ir kaip matomai turėtų rašyti normalus direktorius, nors jisai gal ir nebuvo normalus direktorius. Tai, bet aš atsimenu viską kitaip. Man atrodė, kad tikrai viskas kitaip vyko. Ir kažkaip pagalvojau, kad labai gražu būtų kombinuoti tokius. Jisai žiūri taip direktoriaus žvilgsnių, taip iš viršaus truputį viską. O aš čia toks mažytis toks, reiškia, žiūri iš apačios, reiškia, tokių vaiko žvilgsnių. Ir kažkas kryžiuoja, tai kažkas sutampa, kažkas nesutampa. Taip, kad taip ta knyga ir prasidėjo galbūt, bet mes su Asta, ir paskui truputį irgi pašnekės, irgi aptarėm, kaip čia daryti, kaip čia ką rašyti. Dar buvo keletas laiškų, kuriuos taip pat norėjosi publikuoti 2004 metų, kurias parašė įvairūs pasaulio menininkai, tuomet, kai dailės mokyklą norėjo reorganizuoti ir praktiškai panaikinti tokią dailės mokyklą, ir teko šiek tiek organizuoti pasaulyje žmonių, kurie buvę yra dailės mokykloje, kurie yra šiek tiek matę,
su kuriais ir kurie šiek tiek matė tą struktūrą, kokioje dėjosi kas dedasi iš toje mokykloje. Ir iš išorės pabandė papasakoti ir tą dalyką spausdino Alytaus naujienos. Taip, kad man jau matėsi, turėtų būti Kastučio tekstas, turėtų būti tie visi ir kažkas, kas viską sujungia. Ir galvoju, nu gerai, aš nuo pat pirmos dienos šitoj mokykloj buvau mokinys. Po to baigiau mokyklą, buvau nelegalas toj mokykloje. Buvom mes tokie nelegalai tada. Po to aš neįstojau į Dailės akademiją, nes tais laikais buvo normalu neįstoti į Dailės akademiją, nes ten buvo dideli konkursai, skirtingai negu dabar prestižas buvo didelis. Ir iš Alytaus paprastai tiesiai niekas nestodavo, o stodavo visada per Kauną, per Vilnių, pas garsesnius mokytojus. Ir Vytautas Ledas, vienas amžinatilsį į Dailės mokyklos mokytojas, tai buvo žmogus, kuris tiesiai šviesiai pasakė mums: nekreipkite dėmesio į visas prietarus, stokit kur norit ir viskas įmanoma. Tai mes darėm kaip įmanoma ir aš vienais metais sugrįžau atgal į Alytų. Einu pas Kastutį, sakau, priimk dirbti, aš niekam tinkamas daugiau. Ir jis mane prie, kad tai ne, kaip armija, tarybiniais laikais visi dirba. Ir jis priėmė mane dirbti sekretorę. Taip, kad aš Dailės mokyklos žinau ir iš sekretorės pozicijos. Ir kadangi mano labai blogas raštas buvo, niekam tikęs, jis sakė, nu, žinai, su tokiu raštu net niekas neperskaito. Ir dabar praktiškai mano raštą tik dabartinė mano sekretorė perskaito. Spausdint pažymėti irgi nemokėjau, kai jis nešdavo švietimo skyrių viską spausdinti ir sakė, nu dar tu kartą neįstosi, tai viskas, tai vienas nebepriimsi. Taip, kad mačiau dar tokių keistų žvilgsnių irgi tą Dailės mokyklą. Po to studentas vis sugrįždavo į Dailės mokyklą. Po to mokytoju dirbo ir dar po to direktorium. Ir kažkaip kiekvienas tas etapas man labai skirtingai, reiškiasi, atrodė, skirtingai įsipiešė ir aš atsisėdau ir rašiau visus tekstus. Ir taip kaip aš juos ir staiga kažkaip gavosi, kad aš labai gerai atsiminiau, labai daug detalių prisiminiau. Kai pradėjau krapštyti viskas, pradėjau tiesiog klysti ir sakiau, parašysiu, kad po to nereikėtų nieko dadėti, ir iš tiesų aš po to nieko nežodžiu, tik išiminėti. Jeigu kalbinti žmonės, kurie susiję su tuo laikmečiu, kuriuos aš vienai kitaip prisiminiau. Iš esmės aš beveik visus žmonės, kurie daugiau ar mažiau buvo susiję su Dailės mokykla asmeniškai, kaip ir pažįstu, arba kažkokį tai žinau, kaip surasti ryšį su jais ir bandžiau kalbinti, arba prašyti, kad jie patys parašytų tekstus, ar vienokiais ir kitokiais būdais tiesiog sukaupti tą informaciją, kuri gali ateiti apie tokią mokyklą, kaip Alytaus Dailės mokykla, kadangi žodžiu buvo sakoma labai daug apie tai, mano atmintytų dalykų labai daug, bet kalbinant žmonės tiesiog bandžiau atstatyti tą vienaip ar kitaip, sustatyti tą piešinį iš tokių smulkių detalių, iš fragmentų. Ir nežinau, labai norėjusi, kad ta knyga būtų skaitoma. Kad ją susėstų žmonės ir skaitytų. Ir ne tik, kad skaitytų žmonės, kurie dirbo Dailės mokykloje, ir džiaugiasi, reiškia, bet norėjusi kažkaip ieškoti tokių bendražmogiškų dalykų, kurie gal kabintų nebūtinai, kad Alytaus Dailės mokykloje buvusių žmonės, bet ir visų kitų Dailės mokyklų žmonės. Ir visų kitų to laikmečio žmonių atmintyje vienaip ar kitaip pasiūlytų atpažinti tam tikrus ženklus, tam tikras formulės, kurias mes pastebėjome pačioje Dailės mokykloje. Noriu sakyti, kad ta Dailės mokykla labai išskirtinė.